Daugiau kaip 6 milijonai jaunų žmonių ES palieka mokyklas, geriausiu atveju įgyja pradinį išsilavinimą. Nors Lietuva pagal anksti mokyklą paliekančių asmenų rodiklį yra geresnėje pozicijoje, tačiau, kaip teigia Europos švietimo tarybų tinklo narių konferencijos Seime dalyviai, kiekvienai valstybei svarbu išsiaiškinti priežastis ir rasti būdus, kurie sustabdytų vaikus anksti palikti mokyklas. Anksti palikę mokyklas asmenys patiria rimtų sunkumų ieškodami darbo. Jie dažniau nedirba ir yra priklausomi nuo socialinių išmokų. Anot Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės Audronės Pitrėnienės, tai stabdo ekonomikos augimą ir visuomenės raidą. Be to tyrimai rodo, kad neįgyję vidurinio išsilavinimo asmenys menkiau dalyvauja demokratiniuose procesuose ir yra mažiau aktyvūs piliečiai. Visoje ES nebaigusių mokyklos asmenų skaičius pernai buvo 12,8%. Kokia situacija yra Lietuvoje? Iš tikrųjų, lyginant Europos mastu, Lietuvos situacija yra ganėtinai gera. Dėl to, kad mūsų paliekančių mokinių skaičius siekia šiandien iki 7%. Vieni sako tyrėjai, kad 6,5, kiti sako 6,9. Tai iš tikrųjų, tai lyginant su kitom valstybėm, tai yra skaičius gražus, jis yra geras, nėra didelis. Ir mes šiandien iš tikrųjų džiaugiamės, kalbėdami, nes mes sakom, kad mes turim apie ką pasakyti, turim gerosios patirties, ką ir darome šitų 3 dienų laikotarpyje su kolegomis iš kitų šalių. Bet reikia visada nepamiršti, kad mūsų valstybė yra labai maža. Gyventojų skaičius mažas, mokinių skaičius mažėja ir tie 6-7% jie mums yra labai svarbus. Mes neturim teisės galvoti, kad dabar galėtumėm atsipalaiduoti, nespręsti šitos problemos. Atvirkščiai, mes turim ją labai atkreipdėmėsi ir labai spręsti, nes kiekvienas vaikas yra vertybė, vertė labai jo didelė ir Lietuvai taip pat ypač svarbi. Dublino universiteto Švento Patriko koledžo ypatingų švietimo poreikių centro direktoriaus ir vyresniojo psichologijos lektoriaus, Europos komisijos ekspertų švietimo ir mokymo socialiniais aspektais tinklo nario daktaro Polo Daunso teigimu, priežastys, dėl kurių mokiniai anksti meta mokslus, daugelį ES valstybių panašios. Ryškiausiai iš jų prasta emocinė atmosfera mokyklose, mokinių depresijos, patyčios, erzinimas. The emotional atmosphere in school, students with depression. Emocinė atmosfera yra viena iš priežasčių. Mokiniai kenčia nuo depresijos, jie nėra pakankamai motyvuoti, jie jaučia nesėkmės baimę. Taigi mokykloje turi veikti emocinės paramos sistema, kad vaikai mokykloje turėtų galimybę pasikalbėti apie problemas, su kuriomis susiduria. About these problems to prevent them leaving school. We also look today at the issue, for example, of lack of sleep, that if students are going to school very tired. Šiandien taip pat apžvelgėme miego trūkumo problemą. Mokiniai ateina labai pavargę ir tai taip pat gali demotyvuoti juos mokytis. Tokie mokiniai linkia labiau konfliktuoti su kitais mokiniais ir su mokytojais. Jiems sunku susikaupti, turi atminties problemų. Alkis taip pat galėtų būti viena iš problemų. Daugelį šalių pastebėta, kad mokiniai yra per daug alkani, kad galėtų sutelkti dėmesį. To early school leaving could be also hunger in school. In a number of countries, students report being too hungry to concentrate in school. They have not enough food, and that can also be a factor. Galėčiau pasisakyti kaip buvusi ilgametė mokyklos vadovė, atlikusi labai daug tyrimų ir stebėjusi vaikus ir šitos problemos analizę atlikinėjus ne vieną kartą. Iš tikrųjų galiu pasakyti, visos tos pačios priežastys yra ir Lietuvoje. Visos. Ir neišsimiegoję vaikai, ir nedavalgę vaikai, ir smurto dalykai, patyčios mokykloje, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių. Ir aš manyčiau, kad tas, ką šiandien lektorius kalbėjo, kad mokytojo vaidmuo šitoj situacijoje yra labai svarbus, kiek jis supranta vaiką, kiek jis stengiasi su juo susigyventi, kiek jis suprasti, nežeminti, nepravardžiuoti.
Visa tai šiandien yra mums irgi aktualu, nes visokių situacijų turime. Prevencinės priemonės, kurių siūlo imtis ekspertai, tai pagalba mokytojams. Išmokyti juos, kuo geriau valdyti konfliktinės situacijas, motyvuoti mokinius, gerinti psichologinę atmosferą klasėje ir visoje mokykloje, vengti skirstimo į geruosius ir bloguosius. Taip pat būtini profesionalai, kurie ateitų į mokyklas ir teiktų psichologinę, emocinę paramą mokiniams. Ekspertai kategoriškai pasisako prieš vaikų pašalinimą iš mokyklų, net ir tuo atveju, kai jų elgesys nepatenkinamas. Esą būtina pasitelkti tarnybą, specialistus iš kitų institucijų, burti savotiškas pagalbos komandas, ne tik vaikui, bet ir šeimai. Mums yra labai svarbu atkreipti dėmesį į pagalbos specialistų kiekio atsiradimą, tinkamo kiekio. Ką reiškia vienas etatas psichologo, kokioj, tarkim, 1000 su virš mokinių mokykloje. Arba jeigu mes net nekalbam šiandien apie psichologo, kad ir dalelės pusę etato atsiradimą pagrindiniai mokykloje. O čiagi pagrindinės problemos iš esmės ir yra pagrindinės mokyklos, tai yra iki 16 metų. Vadinasi, mes šiandien turim kalbėti, kad specialistų turi atsirasti tiek, kad jų pakaktų, kad su mokiniais dirbtų būtent specialistai. Klasės auklėtojas, dalyko mokytojas tikrai negali visada atstoti psichologo, nors mes tai darome mokykloje ir mūsų mokytojai taip pat. Klasės auklėtojo vaidmuo labai svarbus. Žodžiu, turim apie ką pamastyti tikrai. Europos švietimo tarybų tinklo pirmininkas Adri van der Restas primena, kad Europos komisijos tikslas iki 2020 metų mokyklos nebaigusių asmenų skaičių sumažinti iki 10%. Esą turėtų būti pasiūlytos lankstesnės sąlygos mokymuisi ir tokiu būdu sumažintas metančiųjų mokyklą procentas. UNIC is a network of educational councils. Educational councils advises. Europos švietimo tarybų tinklas tai tinklas, kuris pataria parlamentams ir vyriausybėms svarbiausiais švietimo klausimais. Siekiant paskatinti geresnį bendradarbiavimą, švietimo tarybos 2000 metais sukūrė Europos švietimo tarybų tinklą tam, kad visos reformos būtų kuo kruopščiau ir išsamiau aptartos. Regional educational councils. European platform where major reforms in educational systems can be discussed thoroughly. Europos švietimo tarybų tinklas vienija nacionalinės ES valstybių narių švietimo tarybas, kurios bendradarbiauja su savo šalies vyriausybėmis ir konsultuoja jas švietimo klausimais.